daugiausiai yra tai, kad mums turbūt reikės patirti kažkokios ypatingą žalą, ar tai netgi žmonių gyvybės paukotos, kad galų gale politikai sureaguotų. Kultūros ministerija kovai su dezinformacija. Kaip žinia, nei to milijono, nei tas, kas kovos klausimas, taip sakant, išliko atviras iki šiol. Buvo gal tikėtasi, kad galbūt stačiatikiai Lietuvos, turėdami alternatyvą, susiformavusi Konstantinopolio bažnyčios pagrindu, pereiti į kitą bažnyčią labai mažai persikėlė. Tai labai slidi riba, nes žmogus šneka, pavyzdžiui, ar ten pamokslą sako, ar ten meldžiasi, ir ką. Ir čia tik koks čia išdavimas. Situacija Klaipėdoje yra, jeigu paklausinėt pas žmonės, jeigu ten gyvena, kurie yra labai bloga, tai ta TV yra labiausiai infekuota rusų įtaka, aš esu tikras. Klausimas jautrus, nes čia mes kalbam ir apie religijos laisvę ir panašius dalykus. O tai vyskupas yra importuotas pas. Liberalūs pokalbiai. Sveiki gyvi, žiūrintis liberalius pokalbius, aš Jonas Vitkauskas, su manimi kaip visada profesorius Raimondas Lopata. Sveiki, Raimondai. Sveiki. Ir šiandien pas mus svečiuojasi signataras Arūnas Degutis. Sveiki, Arūnai. Sveiki. O Arūną mes pakvietėm panagrinėti tokią temą, kur aš pavadinau skambiai šnipai su sutanomis. Ir pasakysiu, kodėl. Visą laiką maniau, kad šnipinėjimo įranga kur nors bažnyčios bokšte, tai kažkas iš tokių, senovinių trilerių apie šaltąjį karą, kur KGB ten sumontuoja įrangą ir paskui šnipas ten iš po altoriaus perduoda slaptą informaciją. Bet paaiškėjo, 2024 metais Švedijos žvalgyba nurodė, kad bažnyčia naudojama kaip žvalgybos platforma. Ir kad ten yra pastatyta aukšta tvora, sudėtos stebėjimo kameros, bet problema yra tokia, kad jinai yra 300 metrų nuo NATO naudojamo oro uosto. Ir tai ne vienintelis atvejis. Norvegijoje rusiška bažnyčia turėjo atsirasti prie vieno jautriausių NATO radarų. Bulgarija deportavo 3 kunigus dėl šnipinėjimo. Čekija išsiuntė vyriausiąjį dvasininką šalyje. Europos tarybos parlamentinė asamblėja vieningai pripažino rusų stačiatikių bažnyčią Kremliaus propagandos instrumentu. Ir Baltijos šalyse, Estija priėmė įstatymą atkirsti Maskvos patriarchatą. Tiesa, tas įstatymas dar stringa ten teisme dėl konstitucinių visokių klausimų. Latvija įpareigojo, kad bažnyčios vadovas būtų šalies pilietis gyvenantis Latvijoje ne mažiau 10 metų. Ir Lietuva, įdomu, ką Lietuva iš valdžios pusės turbūt nieko neįvyko. Tai Arūnai, klausimas būtų jums, po mano tokios ilgos įvados, ar čia taip, taip ir turi būti, ar čia ta bažnyčia pas mus nėra tokia įtakinga kaip Latvijoje ir Estijoje, kad čia dar būtų verta kažką daryti. Keista, čia paminėti eilę valstybių, kurioje dėmesys atkreiptas labai konkrečiai į rusų įtaką visokiais būdais per bažnyčią, net paminėjot labai aiškius žvalgybinio pobūdžio veiksmus, kuriant savo žvalgybinę infrastruktūrą šalia oro uostų. Yra kitas, galbūt ne ką mažiau, galbūt ir svarbiau vykdomas darbas yra susijęs su ideologija ir jų vertybėmis dalykai, kurios keičia žmonių supratimą, sąmonę, įtakoja jų veiksmus. Ir čia turbūt yra labiau svarbesnė tema, nes jinai yra jautri, sunkiai atpažįstama kartais. Ir šitoj srity, mano supratimu, veiksmai Lietuvoje yra nepakankami iš valdžios pusės. Paminėjot Latviją, Estiją, atrodo viskas tenai blogai, pas mus kaip ir gerai. Tai aš taip nemanau. Žinant į tai, kad visi šventikai, ar tai būtų Latvija ir Estija, apdovanojami, labai tik konkrečiai apdovanojami su Rusijos žvalgybos medaliais ir apdovanojimais, nesislepiant. Čia nesenai netgi buvo Rusijos žvalgybos tarnyba Rusijos paskelbė protestą dėl galimo stačiatikių persekiojimo Lietuvos valstybėje arba kitose, kaip ir įspėdami ir parodydami, kad jie tiesiogiai susiję. Tai čia rodo, kad bažnyčia ne tik, kad neskirta nuo valstybės, bet netgi yra sudėtinė jos dalis, nes įvertinimai aukščiausio lygio žmonių ir netgi tokių tarnybų aiškiai rodo tiesioginės sąsajas. Ir aš tame labai matau problemą didelę ir bėdą. Nežinau, kodėl mūsų tarnybos atsipalaidavę, gal dėl to, kad kaip paminėjote, kad gal nepakankamai daug jų, galbūt maža ta diaspora, bet puikiai suprantama yra, kad kartais ne kiekybė, bet kokybė lemia. Jeigu yra gerai paruošti žmonės, žino, ką daro, koordinuoti,
stipriu vadovavimu ir gerai apmokyti, tai jie gali padaryti žalos labai daug, neturėdami didelio kiekio. O vat būtent tokiu būdu jie yra, tie veiksmai iš Rusijos pusės jau vyksta senai, čia nieko naujo, nes Rusijos pravoslavų cerkvė, jinai jau buvo visą laiką, netgi caro laikais buvo priskiriama prie minkštosios galios veiksmų įtakos ir tas tęsiasi visą laiką sovietmečio laiku. Ir vienu metu, jeigu žinot, buvo netgi po Rusijos, vadinamo tos revoliucijos, buvo įsikūrusios netgi 2 bažnyčios, tai Rusija niekada nebandė sunaikinti bažnyčią, kokie buvo, bet ją pakeičiant žmonės, bet išlaikant tą pačią struktūrą, tik tai priklausomybė visai kita. Tai iš tikrųjų nieko naujo ir visi, aš manau, tą supranta, kurie to dalykus stebi ir vertina, bet iš mūsų pusės aš matau bėdą tame, kad ne tiek neįvertina gal grėsmės, kiek gal neturi instrumentų, nes yra problema, mano supratimu, tai, kad mes oficialiai pasiskelbė, kad gyvename taikos metu ir mūsų visi atsakas labai susijęs su režimu, vadinamu to teisiniu, kuris yra nespindi šiuolaikinės realybės. Ir mūsiškiai turbūt bijo įsivelti į teismus, bijo politiškai blogai sureaguoti, arba tenai tokie institucinis interesas yra apsaugos save nuo nereikalingų dalykų. Atsiprašau, aš patikslinsiu, tas režimas teisinis tai yra konstitucinė nuostata, kad galim pripažinti faktiškai, bet negalim atšaukti. Arūnas turbūt turi daugiau omeny tai, kad mes gyvenam tokio, kaip čia pasakyti, teisiškai nelabai nustatytoj situacijoj, kitaip tariant, nei kare, nei taikoj. Tai aišku, čia konstituciniai dalykai irgi labai svarbus, nes Estijai užkliuvo, kaip matėt, procesas dėl konstitucinių dalykų tarp prezidento ir parlamento, ir ten iš tikrųjų klausimai, šiaip apskritai klausimas jautrus, nes čia mes kalbam ir apie religijos laisvę ir panašius dalykus, bet kitose valstybėse iš tikrųjų tų žingsnių drąsesnių yra daugiau. O mes turbūt, čia kaip panašiai kaip su Kaliningrado tranzitu, žinai, neeskaluokim situacijos, galbūt toks veiksmas teisingas, jeigu, taip sakant, tie minkštos galios ir žvalgybiniai arba špionažo dalykai yra užkardomi. Jo, tai Estijoje netgi prie šiuolaikinių sąlygų, kaip matote, buvo įmamos priemonės labai konkrečios, atsiribojant ir atribojant įtaką Maskvos stačiatikių bažnyčios rusakalbių gyvenančių Estijoje atžvilgių, pas mus to nebuvo padaryta. Bet vetavo ten ir dar dabar nepriimta, aš kaip suprantu, vis dar veto stadijoje. 2 kartus vetavo. Kiek aš žinau, ten dabar vyksta, kad prezidentas ar kažkas ten padavė konstitucinį teismą, apsidrausdamas ar neprieštarauja konstitucijai, kad nebūtų ten bereikalingų teisinių interpretacijų. Tai gal galingas dalykas, bet jau jie prieš porą metų yra iškomandiravę Rusų pravoslavų, Maskvos patriarchato bažnyčiai priklausančių lyderį iš teritorijos. Aplamai iškėlė ir jis dabar natūriniu būdu bendrauja tik tai su savo pasiekėjais Estijoje. Pas musgi pernais metais kovo mėnesį turėjo pasibaigti mūsų patriarcho, Maskvos metropolito Lietuvoje esančio leidimo gyventi teisė ir galvojam bus kažkas panašaus. Bet kaip nebūtų keista, pratęsė dar 2 metam kaip minimum. Ir tuo pačiu metu, kai Estijoje buvo aiškiai parodyta durys, aiškiai, šios pusės. O tai vyskupas yra importuotas pas mus? Jie visi yra importuoti, jie turi Rusijos pilietybės. Jie turi Rusijos pilietybę ir jie yra labai lengva, jie turi teisę dirbti ir gyventi tam laikotarpiu, kur yra leidimas išduotas. Paskui jis būtų pratęsiamas. Tai jam pratęsė kovo mėnesį, berods pereitų metų, dar esant buvusiam USD vadui Jauniškiui, ir čia buvo klausimas, kodėl tai buvo padaryta. Juolab, kad buvo labai aiškus veiksmai, čia pat įvykę 2024 metais, kai tas metropolitas atšaukė ir iš šventikų luomo išvarė 5 kunigus, kurie aiškiai pademonstravo priešiškumą Rusijos agresijos Ukrainoje. Ir čia buvo aiškiai matosi, kad tai yra tie patys žmonės, ta pati struktūra, tie patys veiksmai. Mes padėjome įsikurti Konstantinopolio patriarchato šiandien kunigams veikti, sukūrėm alternatyvą ir nežiūrint į tai, mes toliau laikom žmonės, kurie laiko Lietuvos teritoriją Rusijos bažnytinę teritoriją. Oficialiai.
kurie išvarė 5 kunigus, atėmė iš jo šventimus. Ir čia mes gaunasi, kad mes kūrėm kažką tokio, ko negalim sukontroliuoti. Ir dar buvo gal tikėtasi, kad galbūt rusakalbė arba stačiatikiai Lietuvos, turėdami alternatyvą, susiformavusi Konstantinopolio bažnyčios pagrindu, pereiti į kitą bažnyčią, grubiai šnekant, melsis su kitais žmonėm, labai mažai persikėlė. Daugumoj tikinčių liko toje pačioje priklausomybėje Maskvos, vadinsim, patriarchato bažnyčioje. Ir tai rodo, kad problema yra tai, kad ne tik tai kunigai, bet ir patys žmonės nėra lojalūs šitai valstybei, kadangi maldos metu jie mini patriarchą Kirilą maldose. Yra atlikta malda už jų patriarchą. Ir jie maldoje... Atsiprašau, bet čia buvo didelis ginčas, turiu pasakyti, nes formaliai jie sako, kad nemini. Bet tik tai ateina žinios iš ukrainiečių, kad vis dėlto mini. Tai vat toks Tai įdomu, ką jie mini. Tai jie negali minėti, pas juos nėra neminėti. Taip neįmanoma, ne? Kad ten tai jie turi maldą, kurioje mini yra tokia visa tenai eilė, reiškia, jie ten gali tas minėjimas, žinai, kaip jie ten susitarė, bet iš tikrųjų yra tokia malda, kurioje jie mini ir jie visokiais būdais norėdami atsiriboti, likti nuo tiesiog nepavaldumo, bet jie yra pilna įrodymų, kad jie tiesiog pavaldus, vienaip ar kitaip. Ir čia nieks neslėpia, juolab, kad netgi, kaip sakiau, užsienio žvalgybos tarnyba Rusijos oficialiai pareiškė protestą dėl galimo šitos būtent bažnyčios atžvilgių vykdomų veiksmų neteisėtų. Tai įsivaizduoti, jie pripažįsta tiesiogiai ir neslėpdamiesi. Tas pats Inokentijus, kuris yra vadovas šiuo atveju Maskvos atstovybės Lietuvoje, tai jis yra baigęs Tarptautinį santykių institutą, dirbęs Prancūzijoje. Ir tai, sunku patikėti, kad tokie žmonės baigė tokius mokslus ir dar dirbę užsienyje, neturėtų jokio sąryšio su žvalgyba arba su Rusijos vadovybė. Tai čia, aš žinau, tik tai aklam gali būti neaišku, arba labai naviams, arba kitaip nusiteikusiam, kad tai yra tiesiog grėsmė, kurie vykdo per 5 koloną. Nes rusakalbiai Lietuvoje turi dabar vienintelį oficialią struktūrą, kurie legaliai yra. Tai Rusijos, tai vadinama bažnyčia, Rusijos stačiatikių bažnyčia, kuri legaliai veikia. Negana to, mes iš biudžeto jiems skiriam pereitais metais 80 000. Iškinai, kaip tradicinės religijos bendruomenė, yra remiama iš mūsų biudžeto ir mes, reiškia, įkūrę Konstantinopolio patriarchato atstovybę, skiriame galbūt 18% visos sumos, didžiąją dalį skiriame Maskvos. Arūne, galiu patikslinti, bent 24 metų biudžetą, kitaip tariant, 24 metų biudžetą 25 metams, tai gavo po lygiai. Šiaip dalykas vadinasi subsidija religinėms bendruomenėms, ar ne, ir tiek Rusijos stačiatikių bažnyčiai, Maskvos patriarchatui, kitaip tariant, buvo čia Lietuvoje skirta apie 800 000, lygiai tiek pat ir tiems, kurie priklauso Konstantinopolio patriarchatui, 800 000. Ta subsidija valstybės priklauso, nepriklausomai nuo religijos, priklauso nuo tikinčiųjų skaičiaus. Tai šiandien mes maždaug Lietuvoje turim apie 141 000 iki skilimo. Bet žinant, kad tas skilimas, taip sakant, nutekėjimo iš Maskvos į Konstantinopolį, jeigu taip galim išsireikšti, nebuvo didelis, tai manoma, kad tas skaičius panašus susidarė dėl to, kad prie Konstantinopolio bažnyčios jungiasi arba priskiria save didžioji dalis migrantų, konkrečiai iš pabėgėlių iš Ukrainos. Taip, kad sumos kol kas panašios. Gali būti, aš tų skaičių žinau, galim būti dabar tą progą patikslinti, nes aš bendravau su tais kunigais, kurie priklauso Konstantinopolio. Aš gavau iš kitą skaičių, bet dabar aš nesigilinsiu, nes aš neturiu faktų iki galo, paneigiančių ar patvirtinančių tą. Žiūrėk, ką aš noriu pasakyti.
kad mes kalbam tai, lyg tai nieko nevyksta. Iš karo nėra Ukraina, viskas kaip po senovėje, atsirado nauja bažnyčia, kuriai pradedam tenai paramą teikti. Tai tik rodo, kad mes neįvertinam situacijos realios, kuri vyksta dabar geopolitikoje. Kad yra visai kitas teisinė situacija, reali situacija, kur reikia turėti kitą teisinę apibrėžimą. Ir čia paminėjai, Raimondai, trumpai apie tai, kad mes turime įvertinti tai, kas dabar vyksta, nes mūsų teisinėje, aplinkoje yra numatyti keli režimai susijęs su grėsmėm. Taikos laikotarpis, kuris dabar yra nepaprastoji padėtis, paskui yra mobilizacija ir karo stovis. Tai tarp pirmos ir antros, turint omenyje, taikos laikotarpį ir nepaprastoji padėtis, yra labai didelis tarpas, kuris galima kaip nori apibrėžti. Ir jisai, nes jau nepaprastos padėties metu yra apribojamos ar 6 ar 8 konstituciniai straipsniai, yra labai didelis jau pastangos kažką veikti, ir tai yra labai drastiški sprendimai, kurių galbūt tikrai kada jie ypatinga padėtis. Bet kada laikotarpis toksai, kuris yra neapibrėžtas, kur telpa visos informacinio pobūdžio operacijos, hibridinio pobūdžio operacijos, ta pati kontrabanda, kurią galima pridengti kaip norime, nesako, čia hibridas, nesako, čia paprasčiausiai ekonominiai dalykai, yra tiek daug telpa, kad mes, naudodami teisinį režimą, kuris yra taika, negalim normaliai vertinti ir apsiriboti. Žinoma, suprantame situaciją. Mes suprantame, kad situacija yra bloga, bet teisinių instrumentų pas mus nėra, kadangi taikos laikotarpis. Pas mus vienas žinomas generolas ir iš žvaigždučių čia išvažiuodamas į Briuselį pranešė, kad dabar taikos laikotarpis yra. Mes negalim šiandien šaudyti, nei gaudyti, bet prašiausiai yra taip, kaip yra. Tai jeigu mes jau pripažįstame aukščiausias sluoksnis, kad pas mus yra taika, tai aišku, mūsų yra atsakas į tokio pobūdžio iniciatyvas bus labai silpnos arba nepilnavertės. Ir tai bent kokia atveju teisme, jeigu išeiti į teismą, tai apsigins tą pusę, kad mes juos skriaudžiam, remiantį šių dienų įstatymais. Reikia keisti režimą, keisti įstatymus ir atsakomybę, kad taip pat, kaip paminėjau jūsų pokalbį anksčiau Vatikūnas, kad turi būti visai kitai vertinami kontrabandiniai, šitie balionų įvykiai. Kangi tai susiję jau ne tik su ekonominiu dalykai, bet ir su hybrido. Jeigu mes, pavyzdžiui, vesimėm režimą, kuris, aiškiai, apribojo, kad tai yra jau karas vyksta, tik tai nebūtinai konvencinis, bet sąlyginės taikos arba sąlyginio karo, kurį galima vertinti kaip hibridinio informacinio, mes galim pritaikyti atsakomybės ir kitokį veiksmą susijusi su tokio pobūdžio veiksmais. Būtų labai paprasta, todėl netgi mūsų tarnybos galbūt nebijotų pralošinėti karo, ne karo, o teisme visokių ten tų sprendimų, galėtų jungti visai kitus mechanizmus. Ir pavyzdžiui, kontrabandistam būtų prašyti, kad jūs ne tik kontrabandistai, jūs dalyvaujate hibridinio karo eigoj ir jums atsakomybė yra ne už kontrabandą, o už tėvynės išdavimą, ten dar ką nors ir yra toliau. Bet čia labai slidi riba, nes žmogus šneka, pavyzdžiui, ar ten pamokslą sako, ar ten meldžiasi, ir ką, čia tik koks čia išdavimas, jis taip galvoja, ir tada taip labai sunku jį, kaip sakant, prispausti. Tai išgalvojama, tai aišku, bet tai yra kai kurie veiksmai, imsim dabar tą patį, hibridinio pobūdžio veiksmas. Aišku, jeigu mes jį pavadinam šiuo atveju grįžtam prie baliono, kad čia yra tik kontrabanda, tai aišku, tai kontrabanda, tai yra tam tikrus kontrabanda ir vyksta, bet kontrabanda galima visai atsakomybė visai kita. Šiandien nebūtinai tik tai kalbėjimas, aš kalbu apie veiksmus, kuriuos galima įrodyti įvairiom priemonėm ir čia nebūtų didelė bėda. Bet kokia būtų tada didžioji pretenzija vis dėlto dabartiniai Rusijos stačiatikių bažnyčiai Lietuvoje? Dalyvavimas informacinio karo informacijom kare, palaikant agresijos iniciatyvas. Propagandos skleidimas, grubiai tariant. Propagandos, kurie žaloja mūsų visuomenės nusistatymus, kurie griauna mūsų kad ir tų pačių žmogaus teisų gynimą, kurie piknaudžiavimą. Čia klausimas tik kaip apibrėžti, bet tam reikalinga turi būti įstatymas, kuris keičia visą foną iš esmės. Tada jau ten prasideda. Ir tai netgi jiems susiaurintų jų galimybės veikti. Nebūtinai čia jie iškart sustotų, bet jiems būtų sunkiau. O dabar jie, kaip jūs sakot, galite pasakyti, kad čia žmogaus teisės, laisvės teisės, žmogaus išsireiškimo teisės. Ir prasideda tada interpretavimai, kuriuos mes teisme aišku pralošim. Bet jeigu mes suvaržome, kad mes po biškį lipam ant jų, kad mes nesėdim dantis rodom, kad mes kažką galim gintis, jau teisusi situacija. Tai mes tam tikrų instrumentų turime, bent jau pradžią pakloję esam. Pavyzdžiui, Seimas
bent kelios yra rezoliucijos, jeigu ne daugiau politinio lygmens apie tai, kad Rusija yra teroristinė valstybė. Tai susijęti, taip sakant, skleidžiamą palaikymą Rusijai kaip teroristiniai valstybei nebūtų, man atrodo, sudėtinga, bet čia jau reikia, aišku, ir tam tikrų straipsnių mūsų baudžiamajam kodekse ir panašiuose aktuose. Taip. Mes deklaraciją padarėm, kad šitie teroristinė organizacija arba valstybė, bet iš to neišplaukė jokie norminiai aktai. Taip, ar jie kaip nors veikia tą deklaraciją? Niekaip kažkur tai. Neveikia, nes tik tai paskelbta deklaracija, bet jie neapibrėžta atsakomybės ir veiksmų ten apibrėžimus. Ir čia prasideda interpretacijos ir teismas, kai patys į teismą jis nepasims deklaraciją apie tai, ką mes paskelbėm ten, liečia Palestiną, ar ten į Rusiją, ar ten kokį nors Iraną. Jis paima baudžiamąjį kodeksą ir jeigu randa, tai randa, jeigu neranda, tai jis perkelia viską į administracinės teisės aplinką ir ten prasideda apie nieką dažniausiai. O to duodam pagrindą tada, kaip sakoma, kelti, kad mes pažeidėm savo įsakymus, jeigu būtų kitaip. Mes patys suvaržome. Čia tas pats kaip su hibridinė ataka, tai iki šiol, nepaisant paruošto politinės rezoliucijos projekto apie hibridinę ataką, ar ne, prieš Lietuvą Seimas iki šiol nepriėmė. Paradoksalu, tiek Europarlamentas, tiek Europos vadovų tarybos nutarimuose, hibridinė ataka minima, įvardinima kaip pagrindas naujom sankcijom, nedelsiant. Tai čia maždaug tas pats toks keistas neryžtingumas mūsų, taip sakant, Respublikoje. Tarsi vieną koją žengiam ir toliau nieko. Dabar iš vis net nedrįstam žengti dėl kitų politinių aplinkybių ir pirmojo žingsnio. Pas mus aplamai toks pasimetimas yra ir imsim Baltarusijos iš diasporos atžvilgiu, Vanio dabar lenda, reiškia, ką daryti. Mes nežinom, kas su Rusija, pas mus nėra, nekalbant apie politinės valios, pas mus nėra nesupratimo grėsmės. Tai čia, kai nėra supratimo arba jis blogai vertintas, yra prasideda interpretacijos. Tai daugiausiai yra tai, kad mums turbūt reikės patirti kažkokios ypatingą žalą, ar tai netgi žmonių gyvybės paukotos, kad galų gale politikai sureaguotų. Nes tokie verdančios varlės, ar kaip vadinasi, ten toks yra procesas, kada mes pabiški pratinamės prie situacijos ir mes jau esam kare, bet mes dar vaidinam, kad nieko nevyko, nes per daug lėtai viskas vyko, pripratinusi mūsų ir visą visuomenę prie to ir mes jau esame visai kitoj situacijoje ir situacija blogėjant yra. Nežiūrint, tai nieko nepasikeitė. Nieko nepasikeitė per 4 metus apart deklaracijos, kad kažkas yra teroristinė organizacija arba ten valstybė. Tai jo, bet ar čia nuo Seimo turi prasidėti, ar vis dėlto čia tos tarnybos turėtų iš apačių, ar vis dėlto signalas iš viršaus turėtų ateiti ryškus labai toksai? Aišku, iš tarnybų. Tai jeigu jos situaciją vertina, mato, daro ten tos monitoringus, stebėsina pastoviai, aš pats esu matęs jų ten tos ataskaitos tokios, kurios siunčiamos premjerei į kabinetą ir kadangi, žinot, tik tai arba gauna keli žmonės, tai nesusidaro bendras įspūdis, kad situacija keičiasi ir tada viską, ką tarnybos pasiūlo, politikai ignoruoja, kadangi nesuformavę aplamai nuostatą bendra. Ir netgi, atkalbant apie jūsų kurios kolegas, mes pasakėm, kad mes toliau remiame Maskvos patriarchato priklausančią bažnyčią iš biudžeto, nustebo. Tame tarpe vienas iš jūsų lyderių, Seimo narys. Tai aišku, jeigu jisai nustebo, nežino, tai ką gali žinoti paprasti žmonės gatvėje ir tada reaguoja atitinkamai. Tai turi iniciatyvą ateiti, aišku, iš tarnybų. Ir padėti ant stalo ne tik tai monitoringus, galbūt ne tik tai tenai, bet kažkokias grėsmės įvertinti labai konkrečiai, bet aš nesu matęs iki galo parsebėsnės, kokias rekomendacijas. Ten turėtų labai aiškiai pabrėžta, turėtų būti ką daryti, bet tai gali sukelti jiem nereikalingus dalykus, tai būtų jiems papildomo darbo, keisti dar daug ką reikėtų keisti, jie galbūt, nežinau, ar jie patys to nori. Ir aš bijau, kad čia yra sisteminis požiūris bendras yra blogas tame, kad beveik visi mes ignoruojam situaciją ir apsigindami daugiausia savo kokią nors ten instrukciją, savo ten statutas vidiniais, kad jeigu nedarai klaidų, nieko tau ir nėra. Ir klaidos nėra, kadangi nieko nedarai. Tai daug kas taip elgėsi, čia toksai biurokratijos požiūris yra dominuoja turbūt visos institucijose, nepriklausomai kokios jos yra.
O Ar čia jis gal yra- yra tiesiog toks dalykas, kad turim dabar blogą situaciją, tarkim, su tuo Inokentijum, bet jeigu jį išprašysim, atsiūs kitą Inokentijų 2, gal dar blogesnį. Nu, jie pirmininkas nieko neatsiūs, jeigu mes neduosime leidimo darbui. Jie turės dirbti su savais, kurie čia yra. Vienas jų tarp irgi yra vyskupas, kuris Lietuvos pilietybę turi. Čia gimęs bet ilgą laiką buvęs labai patikimų žmogum, reiškia Maskvos toje aplinkoje. Jisai netgi buvo iždininkas vienos stipriausių, yra tas Sergej Trojska Lavra vadinama, yra yra patriarcho sostas vadinamas, tai yra, tai jis to vienuolyno buvo net iždininkas. Jis dabar yra vyskupas Rakose, tai aišku, tai yra Lietuvos pilietis, mes jo niekad negalėsim iškrapštyti, bet bent kokiu atveju mes protim, kad mes kažką darom. Ir mes tada priversim juos kitaip reaguoti, galbūt daryti daugiau klaidų, daryti kokius nors kitus dalykus. O dabar mes jiem viską leidžiam ir jie ką mums sako, mes automatiškai tikim, kad čia yra nieko nesusijęs su veiksmais, politiniai čia daugiau yra tikėjimo, tenai meldžiasi, o ten, kiek aš žinau, vyksta labai stipri diaspora, įvairiom iniciatyvom jungiama, yra ne tik tai religiniam, ten yra daug ir kultūrinio pobūdžio renginių, ir atvažiuoja daug iš užsienio Rusijos šventikai, kurie turi teisę gyventi vakaruose ir jie čia pastoviai lankosi Lietuvoje, skaito paskaitas. Yra vykdomos vaikų stovyklos vasarą, ten vyksta labai didelė veikla ir tai nėra susiję vien tik tai su religingumu, bet yra su tam per kultūrą, kuri dabar vadinama ta Ruski mir. Ir jos klaida Europoje ir netgi Afrikoje, kaip žinot, tai yra labai šiuo metu aktyvi. Bet mes irgi tas yra žinoma, kad aš kai galvoju apie tas tarnybas, kad pas mus yra nepakankamai daug iš baltaruso litvinizmo tematikos, ignoravimas vyksta iš Rusijos pravoslavų cerkvės. Aš manau, kad ignoruojamas tikrai yra, kas liečia Vidurinės Azijos gyvenančių čionai žmonių, kurių yra virš 20 000. Ir taip visur mes lygtai ignoruojam tai, kas yra realu, sakydami, kad gal nėra pakankamai daug jų ir lygtai grėsmės nekeliantys. Aš nežinau, man tai sunku paaiškinti šitos veiksmus, bet turbūt mūsų tarnybos irgi mato, kokiu yra politikai, ant kiek jie pasiruošę imtis vienų ar kitų iniciatyvų, jie patikinėja tas siūlymus tiek, kiek tai yra jiems patiems yra patogu nieko neveikti iki galo. Bet dar klausimas, iki Lietuvos šnipinėjimo jokios istorijos neatsirito. Čia Raimundas sakė, kad kažkur bažnyčia netoli ambasados stovi Amerikos. Tai čia mes galim, taip sakant, prisifantazuoti, pasiskaitę tą, kas vyksta kitos Europos šalyse, kaip įsidėsto cerkvės prie strateginių objektų. Tai iš tikrųjų, Kirilo cerkvė Basanavičiaus kalne tikrai neblogas objektas, taip sakant, matyti vos ne visą Vilnių, visų pirma šalia esančią JAV ambasadą, bet čia, žinot, taip sakant. Vienas didžiausių objektų Lietuvoje tai yra Klaipėdos miestas iš viso, visa infrastruktūra. Tai situacija Klaipėdoje yra, jeigu paklausinėt pas žmonės, jeigu ten gyvena, kurie yra labai bloga, nes 5 kolonos aktyvavimas strateginiam objekte, per kurį turėtų atvykti, pavyzdžiui, pagalba uostais, o ne jeigu kalbant į Lietuvą karinės technikos, tai TV yra labiausiai infekuota rusų įtaka, aš esu tikras. Tai čia nebūtinai vieną kitą objektą, kur Šiaulių oro uostas ar ten kažkur kitur pasakyti, tas yra labai nesunku, bet jie dominuoja, bet jie turi labai didelį įtaką, aš manau, visam Klaipėdos regionui, Klaipėdos miestui, kaip minimum. O sakykite, pavyzdžiui, neturit informacijos, yra 52 parapijos Lietuvoje, čia man rašo. Kiek iš turi parapijos dvasininkų Rusijos pilietybę? Sunku pasakyti, žinau, kad yra 80 parapijų. 80 parapijų. Gal čia po skilimo, gal čia sumažėjo. Jos priklauso Maskvos. Ir nėra nei vienos parapijos, kuri priklausytų Konstantinopoliui, nes dar nesusiformavo parapijos dydžio vienetas ir jie dabar tik tai ten blaškosi vargšiai tarp skirtingų vietų, kuriems suteikiama vietoje ten susirenka tie jų pasiekėjai. Ar tai būtų lietuviai, ar tai būtų, kai sakau, ukrainiečiai, ar galbūt ir baltarusų prisijungiusių prie to, bet pagrindinė jėga yra, aišku, 80 tų parapijų, kurios yra priklauso Maskvos patriarchatui. Maskvos patriarchato bažnyčiai. Tai dabar neigia, bet tai yra Maskvos patriarchato bažnyčiai labai konkrečiai. Tai kiek jų yra Rusijos piliečių, aš nežinau.
Bet visą galima tą patikrinti. Čia iš tikrųjų labai paprasta, bet nėra prasmės tikrinti tada, jeigu tai yra normalu, skaitos. Jeigu tai yra taika, visas galima, tai tas tikrinimas neturės prasmės. Bet jeigu mes pasakom, kad reiškia visi, kurie turi Rusijos pilietybę, arba leidimą gyventi čia yra stabdomi laikinai, kol nepasibaigs karas Rusijoje, Ukrainoje, reiškia visi tam tikrą režimą, kuris ne 6 mėnesiams, bet tol, kol pasibaigs karo veiksmai arba konkretus, reiškia, invazija ir tą režimą pakeitus iš esmės ir tada pradėti viską peržiūrėti. Visus baudžiamojo kodekso straipsnius susijusius su hibridų informacinį karą pradėti kariauti normaliai reaguojant, o ne tik tai monitoringus darant. Nes dabar viskas yra paleista ir visos lėšos yra skiriamos konvencinio karo, reiškia, atgrasimui arba jo veiksmui, jeigu jis vykstų. Visi 5-3-8% yra vienai institucijai, kuri vadinasi Lietuvos kariuomenė, kuri neturi nieko bendro su hibridu ir nieko bendro su informaciniu karu. Šitos dvi funkcijos arba šitos dvi sritys yra už jų veiksmų ribos. O čia tais klausimais niekas užsiminė kitos institucijose. Nėra užsiminė informacinių karo. Visi galvom, kad dabar, jeigu mes čia skirsim pinigų, automatiškai bus grėsmė mažesnė. Grėsmė išlieka, kadangi kariuomenė turbūt vienintelė institucija, kuri gauna pinigus už ruošimąsi dirbti, ne už darbą. Dirbti jam reikės, kaip jie įsivaizduoja, kaip bus karo stovis. Tai jie gauna didelius pinigus už ruošimąsi, ar jie dirbs mes nežinom, bet jie tik tada dirbs tada, kada bus greičiai įvardintas, kada bus karas. Nei hibridas, nei informacinis karas jiem nepriklauso. Strateginė komunikacija yra susijęs su jų pačių vos ne vidaus problemams spręsti. Šiaip politiškai buvo atsakant į Jono, taip sakant, neužduotą klausimą, kam priklauso, tai, kaip žinot, batalijų buvo šio klausimu, kai kultūros ministras dar pirmasis paskirtas socdemų koalicijos paprašė milijono. Kultūros ministerija kovai su dezinformacija. Kaip žinia, nei to milijono, nei tas, kas kovos klausimas, taip sakant, išliko atviras iki šiol. Jo, ir mes šitam reikalė šiek tiek prisidėjome, reiškia, aš daugiau pas savo iniciatyvą, kadangi aš Brutį pažįstu senai jau, ir jisai pamatęs mane šaunių formomis prie Seime ir sako, yra daug temų, su kuriuom būtų galima pakalbėti, ir aš buvau nuėjęs kelis kartus į ministeriją, ir mes kalbėjom su viceministru, kuris dabar irgi viceministras, paliktas, ir jisai būtent informacinio karo specialistas, bet jiem buvome netgi susitarę, kad netgi tuo metu Šakalienė sutiktų skirti dalį pinigų, ir buvo kalba apie 15 milijonų bendrai programai susijusiai su minkštosios galios ir lietuviško identiteto, ten to visų kitų dalykų aspektų susijusiai, ne tik kovoti prieš dezinformaciją, bet ir kur savo vertybinį pamatą susijusiu su mūsų kultūriniu, reiškia, aspektu. Bet kai viskas pasikeitė, tai jie ne tik, kad negavo 15 milijonų, jie atėmė 5 milijonus. Briulis atsidūrė už borto, Viktor Denisenko atgal grąžino į ministeriją, tai čia vienintelis geras požymis, o pinigų sumažino. Visi pinigai buvo surinkti būtent 5-3-8% į tą kašiką ir paukota buvo viskas, tame tarpe tas, kas susiję hibridų ir informacinių karu. Viskas ten nukeliavo. Ir čia buvo ne tik klausimas kultūros, taip, esmė ir kultūros ilgalaikė prasme, bet dezinformacija, aš girdėjau kitą, kad reiškia su informaciniu karu yra susijusios 11 institucijų. Buvo Seime organizuojama viena konferencija ir vienas iš pareigūnų pranešė, kad vienaip ar kitaip su to susiję 11 institucijų. Tai, ir ne viena, ką reiškia 11, reiškia ne vienos. Ir juolab, kad pinigai neskiriami. Viskas skiriama, viskas sustumta yra konvencinio karo atgrasimui arba jo stabdymui. Čia atskira tema, mums reikės daryti dar vieną podcastą, Gridai, kaip mes kaip kovojam su tuo hibridiniu karu, nes ypatingai informaciniu karu yra kažkokie vis tiek turbūt veiksmai daromi, ar čia tik tai buvo noras daryti. Aš toj temoj, kaip nekeistai, esu dabar 6 metai. Nežiūrint, kad Šaulių sąjunga nevyriausybė, mes turime tam tikras užduotis vykdom ir bendraujam su institucijom, nes mūsų yra kuopa, informacinių operacijų kuopa, taip ir vadinasi, kuria vienintelė Šaulių sąjunga, kuris įsiminėja būtent tokiais dalykais. Ir mes, kad turim neblogą resursą, žmonės yra visokio pobūdžio specialistų,
ir dalyvavome netgi pritraukti buvom prie NATO samito, kada buvo organizuojamas, reiškia, stebėsena, tai mūsiškai sėdėjo nacionaliniam krizių valdymo centre, buvo kitos iniciatyvos, yra su kariuomenė vykdomi daug, aš, galim sakyti, iš vidaus žinau, kokia yra situacija, galiu pasakyti, nieko nevykdoma. Nieko. Visas, ko baigėsi, yra stebėsena, kurią vykdo mažiausiai 4 institucijos, tai URMAS mūsų, paskui VSD, antras departamentas, kurie daro savo apžvalgas, daugiausiai iš atvirų šaltinių, daro tenai, kaip sakau, ten tą stebėseną žiūrint į tos visus grafikus ir naratyvų sistematizavimą, bet sekantis žingsnis turėtų būti vertinus konkrečiai mūsų ginklus, kurie naudojami prieš mus, yra daromas kontra priemonės, yra kontra argumentacijos, kontra naratyvo sistemos. Sekantis žingsnis turėtų būti, kada mes patys jau kūrėme savo reikalingą informacinę aplinką, kada mes pradedam dominuoti pas save namuose. Ne tik ką sakom, bet mes dominuojam, o jie turi taikytis reiškia priešai. O trečias lygis būtų, jeigu mes veiktumėm artimiausiam užsienį, kuris mums labiausiai reikalingas, tai yra Baltarusija ir Kaliningradas. Pradėtum veikti į tų žmonių sąmonė ir nusistatymus. Tai pas mus apie tai aš vis nekalbu, čia yra iš kosmoso, bet pas mus nieko yra nedaroma tam, kad atremti jau dabar mūsų bombarduojamais dalykais. Nieko nedaroma. Apart atskirų iniciatyvų, galbūt ten biškai Delfis kažką daro, gal ten LRT ten kažkiek tai užsiminėja, bet kad būtų bendras požiūris į šitą grėsmę kaip sisteminę, nėra nieko. Aš tą galiu pasakyti labai, labai autoritetingai. Bet tai gal lietuviai atsparus labai, nes nepanašu, kad čia būtų labai stipriai paveikę tos propagandos. Pažiūrėkime, kaip dabar išbujojo Žemaitaičio aplinka. Pažiūrėkime, kiek Vaitkus turi pasiekėjų. Pažiūrėkime, kaip drąsiai kalba, kaip keičiasi jų retorika tų vadinamų, kaip mes jas vadinam, ten pasiekėjų rytietiškos kultūros. Jie vis drąsiau ir drąsiau, žiūrėk, kokia diskusija vyksta apie Kapčiamiestį. Tai yra atviras veikimas prieš Lietuvą. Ir tie žmonės nebūtinai yra aprašiausiai visi vienodai blogi. Jie aprašiausiai jau nesupranta, kad jau jie tenai nuo pusė sėdi ir kad jie net jau eskalaciją vykdo savo rankomis, tas, kas labai patogu yra Maskvai. Jie net nepastebi to. Nes aplankė nieks neaiškina, nedaro, nerodo. Pas mus iš karto būna takoskyra, pyktis ir ginčiai, tada tas žmogus dar susesmeina kaip priešas, jį padarai priešu. Tada jis sako, jeigu aš jau tai aš tikrai tada jau taip priveiksiu. Ir čia yra dėl to, kad nėra jokio sisteminio požiūrio ir jokio veiksmo iš tos pusės. Nežinau, tai turbūt... Man atrodo, kad nepaisant to, kad liūdna konstatacija, bet mūsų laida, taip sakant... laida vis tiek baigėsi. Tai ačiū labai signatarui Arūnui Degučiui. Tikrai, panašu, kad Lietuva laukia kažko, vis dar laukia ir tikėkime, kad nelauks, kol kas nors nutiks tikrai blogo ir reaguos anksčiau. Tai ačiū Jums labai už pokalbį ir iki kitų susitikimų. Ačiū Jums irgi. Liberalūs pokalbiai.